Iranas pripažįsta paniką dėl Trumpo plano pradėti sausumos invaziją ir per pastarąsias valandas atsako plataus masto puolimu prieš su Jungtinėmis valstijomis susijusias bazes Persijos įlankoje. Režimo reakcija pasirodė būtent tuo metu, kai Donaldas Trumpas pradėjo svarstyti galimybės, įskaitant karių panaudojimą Irano saloms užimti, taip pat bombardavimų intensyvinimą ir ataką prieš įtvirtintas objektus. Trumpas gavo pasiūlymų dėl galimo Kargo salos ir kitų pakrančių pozicijų užėmimo. Tuo pačiu jis paliko atvirą galimybę veiksmams sausumoje, jei Teheranas ir toliau blokuos jūrų kelius ir puldinės Amerikos interesus. 2026 m. Liepos 18 paryčiais spaudimas dar labiau išaugo. Teheranas įtraukė daugiau šalių ir atvėrė naujus frontus prieš objektus, kurie remia Amerikos pajėgas. Jordanijoje publikacijos ir vaizdo įrašai rodo šviesos taškus, skriejančius danguje, bei sprogimus, kurie buvo priskirti atakoms prieš Muafak Salt oro bazę Al-Azhaq regione. Karinės stebėsenos paskyros teigia, kad bent 4 raketos pataikė į objektą ir kad buvo sužeistų karių. Kiti pranešimai teigia, kad Patriot sistemos nesugebėjo sustabdyti visų smūgių ir paskelbė palydovinės nuotraukas, rodančias galimus pažeidimus karaliaus Faisalo bazės struktūrose. Revoliucinė gvardija teigia sunaikinusi orlaivius ir objektus, tačiau Reuters nepavyko patvirtinti tariamos žalos. Jordanija pranešė, kad jos gynybos sistemos numušė Irano sviedinius, tačiau nepatvirtino naikintuvų sunaikinimo ar socialiniuose tinkluose paskelbto smūgių skaičiaus. Vaizdo įrašai rodo intensyvią oro gynybos naktį, tačiau jie neleidžia savarankiškai nustatyti, kokios struktūros buvo pataikytos ar patvirtinti, kad palydovinėse nuotraukose pažymėti taškai buvo amerikiečių gyvenamosios patalpos. Sunkiausia ir patvirtinta ataka įvyko Kuveite. Vietos valdžios institucijos pranešė, kad Irano puolimas pataikė į elektros gamybos ir vandens gėlinimo stotį, sukėlė gaisrą ir privertė kelis elektros blokus nustoti veikti. Tai buvo antra ataka prieš vandens gėlinimo įrenginius per 2 dienas. Avarinės tarnybos buvo mobilizuotos, ugniagesiai ir darbuotojai buvo sužeisti, o oro erdvė buvo laikinai uždaryta dėl raketų ir dronų grėsmės. Vaizduose matyti didelis dūmų stulpas kylantis netoli miesto teritorijos. Kuveitas apie 90% geriamojo vandens gauna iš vandens gėlinimo. Tai paverčia ataką žiauria eskalacija, nes tokio tipo objektas tiekia ne tik elektrą kariniai įrangai, jis aprūpina namus, ligonines, viešasias paslaugas ir kasdienį gyventojų aprūpinimą. Irano režimas bandė atsakyti į amerikiečių atakas, tačiau galiausiai nukreipė karą prieš objektą būtiną dykumų šalies išlikimui. Kuveito užsienio reikalų ministerija tiesiogiai apkaltino Teheraną ir pareiškė, kad išpuoliai prieš gyvybiškai svarbią infrastruktūrą kelia pavojų civiliams. Iranas taip pat pareiškė, kad atakavo Amerikos karinės paramos centrą Camp Arifian ir radarų įrenginį Ali Al-Salim oro pajėgų bazėje Kuveite. Bahreine buvo įjungtos sirenos, kai revoliucinė gvardija teigia taikiusi į orlaivius ir žvalgybos centrą Sheikh Iza bazėje. Irake pareigūnai pranešė, kad dronai buvo numušti virš Irbilio. Teheranas paskleidė pranešimus apie sunaikinimą iš įvairių frontų, tačiau dauguma šių teiginių nebuvo nepriklausomai patvirtinti. Saudo Arabija vėl tapo Irano atakų taikiniu pirmą kartą per maždaug 3 mėnesius.
Al-Kardž mieste netoli Rihado ir Džamboje prie Raudonosios jūros pakrantės buvo įjungti pavojaus signalai. Reuters kalbintos šaltiniai teigia, kad puolimo taikiniu galėjo tapti Princas Sultano oro bazė, kurioje dislokuotos JAV pajėgos ir kuri yra svarbus aviacijos stebėjimo, oro gynybos ir operacinės paramos centras. Saudo Arabijos vyriausybė nepateikė informacijos apie padarytą žalą, aukas ar sunaikinimą. Ir pati revoliucinė gvardija viešai šio išpuolio neminėjo. Kol Teheranas apšaudė kelis regiono taškus, Jungtinių valstijų centrinė vadavietė vykdė dar vieną bombardavimo bangą Irano viduje. Taikiniai buvo stebėjimo centrai, karinės logistikos struktūros, požeminiai ginklų sandėliai ir jūrinių pajėgumų objektai. Buvo naudojami naikintuvai, dronai, laivai ir precizinė amunicija siekiant susilpninti Irano pajėgumus. Irano gebėjimas sekti laivus, perkelti ginklus ir palaikyti atakas netoli Hormūzo sąsiaurio. Amerikos vadovybė taip pat pranešė, kad daugiau nei 50 000 Jungtinių valstijų karių veikia artimuosiuose rytuose ir išlieka pasirengę naujiems veiksmams. Būtent čia Irano bandymas parodyti jėgą atskleidžia baimę dėl dar pavojingesnio etapo. Trumpui nereikia įsakyti plataus masto invazijos, kad padidintų spaudimą. Ribota sausumos operacija prieš salas, uostus, karinius objektus, pakrančių centrus ar taškus susijusius su Hormūzo sąsiaurio kontrole jau galėtų smogti vienam pagrindinių režimo įrankių, naudojamų grasinant naftos prekybai. Karvo sala yra lemiama Irano eksporto pozicija, o kitos pakrantės zonos padeda Teheranui stebėti laivus ir išlaikyti savo buvimą jūroje. Diskusijos Baltuosiuose rūmuose rodo, kad oro smūgiai gali atverti kelią labiau koncentruotiems veiksmams, jei Donaldas Trumpas nuspręstų žengti toliau. Valstybės departamentas sustiprino įspėjimą amerikiečiams esantiems artimuosiuose rytuose. Rekomenduojama sekti ambasadų pranešimus, tikrinti skrydžių pasikeitimus ir būti budriems dėl galimo oro erdvės uždarimo. Įspėjimas sustiprėjo po sutrikimų Kuveite ir sirenų virtinės Jordanijoje, Bahreine ir Saudo Arabijoje. Pati Amerikos vyriausybė pripažįsta, kad situacija gali greitai pasikeisti ir rekomenduoja būti atsargiems dėl galimos naujų potvinių rizikos. Kitas pastarųjų valandų įvykis dar labiau didina spaudimą Teheranui. Irakas ir Sirija pažengė į priekį atnaujinant Kirkuko banės naftotiekį, maršrutą, kuriuo Irako nafta gali būti gabenama į Viduržemio jūrą, nepriklausant nuo Hormūzo sąsiaurio. Amerikos įmonės taip pat pasirašė susitarimus su Irako vyriausybė dėl naftos telkinių, dujotiekių ir alternatyvių maršrutų plėtros. Vašingtone paskelbti susitarimai siekia apie $60 milijardų, nors dalis jų vis dar yra preliminarūs ir priklauso nuo darbų, kurie gali užtrukti metus. Projektas numato, kad ateityje jungtis per Siriją galės per dieną pergabenti iki 2 milijonų naftos barelių. Atstatymas iš karto neišspręs krizės, tačiau tai rodo aiškų sprendimą sumažinti Irano įtaką pasauliniai energetikai. Kol režimas naudoja raketas grasindamas bazėms, oro uostams, elektrinėms ir jūrų keliams, Jungtinės valstijos, Irakas ir Sirija dirba kurdami nuolatinį išėjimą į Viduržemio jūrą. Kiekvienas naujas kelias apeinantis Hormūzą silpnina grėsmę, kurią Teheranas naudoja spausti Trumpą ir gąsdinti tarptautinę rinką. Labai ačiū, kad žiūrėjote šį vaizdo įrašą iki galo. Palaikykite mūsų projektą ir prisidėkite finansiškai per PIX raktą, kuris rodomas jūsų ekrane. Mes esame nepriklausomas kanalas, kurio tikslas teikti jums teisingą informaciją. Jūsų parama padeda mums išlikti.